Okay. O kodėl pas mus klausimas antras skamba kaip pas varžovus 26? Taigi čia akivaizdu. Ta prasme, kas nežino. Atgal į komikoną, back to komikon, kartu su profesoriumi. Ir mes patestuosim, atrasim didžiausią geeką iš antrosios dalies. Šiandien turime labai nuostabių svečių, turėsim labai smagų laiką, bent jau aš taip tikiuosi. Šiek tiek sunkesni klausimai, nes svečiai labai savim pasitikėjo ir nusprendžiau, kad reikia sunkesnius klausimus dėti. Taip, kad aš norėčiau iš karto pakalbėti su savo dalyviais, pradedant nuo vieno garsiausių youtuberio, kuris yra jau praeities ir dar dabar gyvas, yra Stimo Medijos Miroslavas, esu Myra Traškesys, kad ir kaip pavadinsi, puikus asmuo. Sveikas Myra, kaip laikote šiandieną? Visiškai gerai, žinok. Jaudulys truputį, yra daug, žinai, bet rankų, žiūrėk, draba. Myra, iš tikrųjų, tu esi toksai užslėptas, tu taip neoficialiai afišuoji, tu toksai geeks truputės. Ir aš paėmiau čia, nes žinau, kad tu gali gerai pasirodyti. Tai tiesa? Tikėkime, kad tai yra tiesa. Aš tau norėčiau palinkėti šiandien didžiausios sėkmės. Ačiū labai, ačiū. Mūsų antrasis dalyvis tai yra Darius Žaidžia. Dabar jis yra Force atstovas, galios, tos nematomas galios Force atstovas. Kaip save pristatytum, Dariau, šiandieną? Aš esu Obi-Wan Darius, Džedajus, iš Džedajų tarybos šiandieną streamą darau ir tegul jėga būna su jumis šiandieną, su visais. Man dažnai sako, Lukai, iš tavo tėvas, bet aš taip nesuprantu, man per daug žmonių šitą yra sakę. Tiesa. Tu man tą patį nori pasakyti šiandieną irgi? Ne, tavo tėvas mano geriausias draugas buvo. Nu, man smagu, kad tu daug žinai, Dariau. Palinkėsiu tau sėkmės šiandieną. Ačiū. Kitas mūsų dalyvis yra labai daug žodžių norėčiau pavadinti. Visų pirma, nesu mats tokių raumenų pas žmogų. Tokios energijos, bekalbant su žmonėm ant stream. Jis turi daugiau žodžių kišeniai, negu aš pinigų dabar sąskait. Damage planas Žygauds. Nu, labas. Čia profesoriau. Taip, profesoriau, labas. Visų pirma, labai išgyrėt mane. Dabar specialiai nieko beveik nesakysiu, okei? Bet žinau, kad tu neieškai žodžių kišeniai, tai žinau, kad... Bet dabar aš specialiai ieškosiu. Ne, aš nieko nenoriu tau pasakyti. Žinai, ką noriu pasakyti? Taip. Labai geri antakiai. Ta prasme, kaip manai, kieno geresni, mano ar tavo? Va čia, mano geresni, nes nedaug kas turi tokius baltus ir tokius vešlius kaip mano. Bet aš nieko nesakysiu, pas tave lygiai tokie patys gražūs. Okay. Jaučiu merginų dėmesio daug gauni. Profesoriau. Į šito kambarą išėjus jau nebe taip. Vat vienintelė mergina, kur pas mumis būna šitoj laidoj, tai gal kažkiek, nežinau, ten ką. Okay. Turit savo išrinktąją, taip sakant. Jo. Tu pasižiūrėk į dalyvius ir pasižiūrėk į mane. Nu, ir tu puikus. Ačiū, profesoriau. Kitas mūsų dalyvis yra Karolis, L2 Republic. Viens, didžiausių gamerių, sakykime, Lietuvoje, bent jau iš gamerių influencerių, vadinkim taip. Kaip tu šiandieną laikaisi? Labas, Lukai. Pirmiausia, tai linkėjimai visiems Vilniaus Ryto fanams. O šiaip laikaus gerai. Laukiam geros kovos bent jau šiandien. Karoli, mačiau, tu realiai dalyvavai kartu su mumis praeitą sekmadienį, buvo išdėjęs savo širdutės ir sakei tiesiog per lengva. Tai manai, kad bus ta tendencija ir šiandien tiesiog per lengva? Ne, nebus. Aš labai aiškiai pasakiau, kad prisikalbėsiu, kad labai lengva tą savaitę, o ateisiu čia ir krisiu pirmas. Tai manau, kad gali taip ir atsitikti. Smagu, kad atėjai, smagu, kad esi ir palinkėsiu didžiausios sėkmės šiandien. Ačiū. Toliau, mūsų kita dalyvė, irgi vienintelė mergina šiandieną tarp visų berniukų įrodys, kad merginos yra irgi pasikaušiusios ties šitom pop kultūros žiniom. Tai yra Sofija. Labas. Kaip tu laikaisi šiandieną? Aš laikausi gerai, aš visiškai nesijaudinau, kol nepasakė, kad mane mato kaip konkurentę ir dabar aš jau... Kaip tu, Sofija, sakyk, kiek tu laikytum save geek? Aš sakau, aš jau čia taip prieš visą streamą pakalbėjom, kad man atrodo elementariausi dalykai man išgaruos iš galvos. Ir kadangi aš esu iš žaidimų balso, tai turbūt tikisi žmonės, kad aš geriausiai žinosiu apie žaidimus. Aš dabar esu galvoj tokią turiu nuojautą, kad blogiausiai pasirodysiu tą žaidimais, nors nieko nežinau apie anime. Gal galiu tikėtis, kad su filmais ir serialais kažką sakysiu. Nu gerai, berniukų numylėtinė, aš visą laiką pažiūriu ten tave, įsimylėjate berniukai, kurie klauso tau žaidimą balsą podcastą, tai visi jie, manau, linki tau sėkmės ir aš palinkėsiu šiandieną tau sėkmės, nugalėk ir pasirodyk labai gerai. Ir mūsų paskutinis šiandienos dalyvis įspūdingas lygiai taip pat sakyčiau, kaip Damagis niekada neieškos žodžių kišeniai, nes visi jo žodžiai tiesiog ant liežuvio guli. Tai yra Matulis, vienas ir vienintelis, kuris
didžiausias konkurentas visiems būna. Visada visur geras. Ir sunku pasakyti, kodėl taip yra, bet gal jis pats galėtų pasakyti, kodėl taip yra. Gimęs po laimingą žvaigždę turbūt esu. Labas vakaras šetas, labas vakaras profesoriau, labas vakaras dalyviai. Nu, sveiki. Aš gal trumpai, aš perimsiu vairą, gerai? Prašau, dėško. Aš galiu perimti, ne? Tai jo, aš tokį palinkėjimą visiems gal dalyviam. Viskas bus gerai. Iš esmės, man atrodo, nesusimaunam ant 5 sekundžių klausimų svarbiausia. Bandom visi laikyti ilgiau nei pirmą laidą, nes pirmą laidą būkim vieni, bet teisingai buvo vaikų žaidimai. Aš nežinau, kodėl su palengvinta programa ten visi buvo, gal dėl laikščio, gal dėl kažkokio kito dalyvio, nežinau. O šiandien dėl amžiaus, gal, nežinau. Vienintelis Sofijos nepažįstu, tai gali būti, kad jūs čia visi išgyrėt nebereikalo, nes jo žaidimų balso tai gal gerai pasirodys. Karolis yra mano pagrindinis konkurentas, iškart atsakysiu, gali net neklaus mane iš to, dėl to, kad mes dabar kaip ir tokiam 2-2 gal sakyčiau. Žaidimų renginiuose aš laimės 2 kartus, o protmušiuose jisai. Ir čia vėl protmušis. Perimkit vairą jūs, profesoriu. Persi vairą, matau, kad konkurentų tau šiandieną nėra apart Karolio, tai labai noriu pamatyti šiandien tavo Matulį mūšį su Karoliu. Bandysite įveikti lygius, atsakinėdami į įvairius pop kultūros klausimus šiandieną. Kas 5 lygyje žiūrovai išrinks vieną iš 2 temų, iš kurios bus pateiktas klausimas. Jei atsakysite neteisingai, prarasite vieną iš 3 gyvybių. Praradę visas gyvybės, būsite diskvalifikuoti iš žaidimo, bet prieš prarandant visas gyvybės galite panaudoti ir mūsų vienintelę esančią pagalbą pavadinimu Greitukas. Ją visi turite, pačiai pradžiai galite panaudoti tarp levelių, norėdami susigrąžinti vieną iš gyvybių. Ją aktyvavus turėsite 30 sekundžių išvardinti 5 tam tikrus dalykus. Spėjus juos išvardinti, atgausite vieną gyvybę. Viskas labai paprasta, viskas labai aišku. Norėčiau matyti visus dalyvius ir paklausti, ar dalyviams viskas aišku. Taip, viskas aišku. Ir tada, ar mes esam pasiruošę, mes galim pradėti nuo mūsų pirmojo lygio, kas yra mimai ir geek kultūra. Va čia ir viskas prasidės, nes klausimas skamba taip. Kokia technologija leidžia dėvėti akinius ir matyti virtualų pasaulį? Turite 30 sekundžių atsakyti į klausimą. Bet jeigu parašyt atsakymą, galite kelt rankas, stabdysim timerį mes anksčiau. Darius, matau, dar galvoja, ten googlina kažką. Ja, aš ir ieškau, kaip šriftą padidinti. 4. Spėjai, Dariu? 1. Ja. Virtualios realybės artikeliai visi parašėt teisingai, nes tai yra iš tikrųjų įvairiai akiniai. Kaip ir sakiau, pradžiai mes turėsime gan lengvus klausimus, bet kuo toliau įsivažiuosime, tuo bus smagiau. Žiūrim, ką turim antrajame mes lygyje. Tema yra vaizdo žaidimai. Visiems pažįstama tema, visi esate tokius žaidę, esate tokius bandę ir kas laimėjo 24 metų geriausio žaidimo apdovanojimą per The Game Awards. Oh no. Mačiau Damagio akis, bet Damagi, esi žaidęs tą žaidimą. Okay. O kodėl pas mus klausimas antras skamba kaip pas varžovus 26? Realiai. Pritariu. Ir momentus, aš tikiuosi, kad visi pasidomėjot, kas galėjo laimėti. Nieko nenoriu spoilinti, tam turite 10 sekundžių atsakyti. Na, yra kaip yra, dabar jau per vėlu. Nieko neparašiau. Sofija nieko neparašė, Darius irgi nieko neparašė. Ar teisai, Dariu, kad nieko neparašai? Matulis vienintelis parašė gerą atsakymą, tai buvo Astrobotas. Visi kiti esat nepasikaustę ir nepasižiūrėjot, kasgi nugalėjo praeitų metų žaidimo geriausią apdovanojimą. Gerai, trečias lygis yra iš Superherojai. Jis skamba taip. Koks X-Men narys gali skaityti mintis ir valdyti protą? Profesoriau, jūs juokaujat? Aš nieko nenoriu sakyti, bet Tai ir nesakykit tada. Galim rodyti atsakymus? Profesorius X, Sofija, ką parašai? Vision? Aš parašiau Vision iš Marvelio. Vision. Ir Damage planas, ką parašė? Irgi profesorius. Mano lenta pastrigo, žinokit, aš Jo, parašiau supratau, kad tavo mintise. lenta. Bet o ką tu parašai, Damagi? Aš parašiau mintise Profesorius X. Kažkaip abejoju. Kas čia abejoja? Ar čia Ko ne tu tas abejoji? variantas, kaip svarbiausia daryti, pateko į šitą finalą? Profesorius X, taigi čia akivaizdu. Ta prasme, kas nežino? Aš. Profesorius X. Aš nežinau, davai kažką su filmais, serialais. Su filmais, serialais. You sure? Ne, nu tai nesakau. Gerai. Išvardink 5 serialus turinčius 5 ar daugiau sezonų. The 100, Lost, CSI kriminalistai, moteris nuo to geriau. Dar vieną kokį šauką, Ir daug visako. Skins. Jo! Nice! Atgavau širdutę. Šaunuolė, Sofija. Nebus sunkus. Įsiklausykit. Tu ką tik užklausai draugo, ar galiu sumokėti tik pusę nuomos. Deja, jis turi viešbutį ant tavo laukelio ir teks mokėti visą sumą. Koks tai yra žaidimas? Myra parašė, Karolis parašė. Ja, aš irgi. Jūs parašėt viduriniai mūsų mergaitė liko. Ai, viskas. Galim stabdyti tada, jeigu visi parašėt. Visi parašėt, vadovalis.
Puikiai padirbėta. Varome į 5 lygį, kuriame yra anime manga. Aišku. Oh, yeah. Nebus sunkus Aišku. šitas, nebus sunkus. Koks yra Jo. drakonų kovų protagonistas? O, dievulėliau, taip. Profesoriu, taip. Taip, aš irgi sakau tą patį, davagi. Yes. Gerai, Matulis Jau galim parašė. kelt rankas, jo, Pala. galim kelt. Palauk, man užstrigo piešimas, palauk. Tai 3, Aš du. galiu pasakyti. Sakyk. Sangokas, Sakymą? Kamatas. Tai buvo Sangokas, Goku, abu atsakymai yra tinkami, nes tai yra lygiai tas pats žmogus. Labai smagu matyti, kad 5 lygius be sunkumų praėjote. Oi, labai lengvai tikrai. Dabar esame, aš galiu pasakyti, praeita grupė būtų užsilenkusi. Jau dabar, ar ne? taip galimai. Aistis jau būtų tikrai iškritęs. 6 lygis – cosplay. Esu turtingas išradėjas, dėvintis aukštųjų technologijų šarvus, aprūpintus ginklais, skrydžio įrangą ir dirbtinio intelektu. Kas aš esu? Matau visi išskyrus Damagį, bet palaukia mūsų kolegos. Aš tai pradėjau permastyti, pažiūrėjau. Ava, Damagis parašė, kas manautas. Čia tas pats, Iron Manas yra kosmose. Nu, Čia dėl realiai, kontento. Čia dėl kontento. jau nebėra. Žinai, Damagį, aš pasakysiu, taip, man atrodo, dabar jau tikrai paspoilinai. eisim į greituką. Nu gerai. Taip dabar jau nenorėjai, einam. bet dabar jau reikės. Ką tu nori ko gauti? Kažką su žaidimais? Nu, davai, šitą, matau, patiks, manau. Įvardink 5 žaidimus, kuriuose yra atviro pasaulio mechanika Open World. Ok. Elden Ringas, Grand Theft Auto, Watch Dogs, Assassin's Creed ir Just Cause. Na, šaunuolis, jau čia greičiausiai atsakymą, tai jų... Aš specialiai blogai atsakiau apie tą kosmonautą, kad galėčiau čia sudalyvauti. Ai, supratau, kaip ir Sofija norėjai. Esam pasiruošę varyti į level 7. Kas yra mimai ir geek kultūra? Kodinis numeris yra 007. Mano ginklas – Walter PPK. Koks mano vardas? 5, 4, 3, 2, 1. Paradam atsakymus. Visi parašėt Jamesas Bondas. Puikiai, puikiai. Nu kaip, ne per sunku, ne? Normaliai. Ne, tai Nu, toks. Ei. Bet tai o kodėl pradžiai tada buvo kažkokia tai... Jo, dabar lengvėja Jo. klausimai. Taip pat vėl sakai, gerai, pažiūrėsim. Vis dar tikiuosi daug iš jūsų, mano mėly kolegos. Čia pradžiai toksai, kad, žinai, pramuštumėt vandenį savo, kad nesijaudintumėt toliau. 8 levelis. Vaizdo žaidimai vėl sugrįžtam. Koks yra Kratos sūnaus vardas God of War iš 18 metų, kurį kitaip vadina Boy? o tai jo vardas ir nėra boy. Ne, jo vardas nėra Boy. Gerai, kad turiu gerą atmintį. Nu ką, 5, 4, 3, 2, 1. Pažiūrim dalyvio atsakymą. Atrejus, bent Petriukas, Atrejus ir parašė Luke, Darius, Myra ir Karolis. Turim dabar 3 dalyvius po vieną širdutę, tai galime su... Aš jau noriu. Jau norit. Jau dalyvauju. O Karoli, tu ten persigalvai ar vis dar sakai, kad nenaudosi ten to? Ne, nenaudosi. Rimtai nenaudosi? Ne. Iki galo jis. Ne. O Myra ir Darius naudos, ne? Jo. Yeah. Ok, nu tai Myra, su tavim pirmą. O, jėda. Žaidimų, ko norėtum irgi, ne? Nu, galbūt jo. Išvardink 5 žaidimų serijas, turinčias 3 ar daugiau dalių. Strike'as, Warcraft'as, Assassin's Creed'as, God of War'as ir dar vieną, ne? Jo. Dark Souls. Jep, solid work. You know. Nu, tu manau vienintelis, kuris žinotum šitą, turbūt, vat greit išvardintum, tai aš tau šitą ir duosiu, galvoju, gerai? Oh no. Išvardink 5 žaidimų konsolių serijas. Gerai. PlayStation'as, Xbox'as, Nintendo Switch'as. Viskas gerai, 20 sekundžių. PS Vita kažkoks yra. Čia PlayStation'as. Steam Deck'as ir yra... Dar vieną. Lemba, nežinau, aš nežinau. Atari, Aš ne- Game Boy. Tiksliai, tiesa, seni. Nu, jau ir klaus. 4 iš 5. Darius, vienintelis šiandien Jo. nepraeina mūsų greituko, jis lieka su viena širdelė iš 3. Tai šiuo metu jis yra ant mirties ribos, kaip ir Karolis, kuris nenori. Judame į 9 lygį, iki 10 tikiuosi dar visi išbūsit pas mane. Ir klausimas skamba taip. Koks herojus turi skydą ir kovoja per 2 pasaulinį karą? Damn. Galimai prisidarysiu gėdos su šituo atsakymu, bet bandykim. Manau, kad viską gerai parašydama. Aš tikiu tavimi. Tikėkimės. Geriau kažką parašyti, negu nieko neparašyti. Captain Ai, okay. America visi parašėt, Mr. America parašė Damagi. Ar Kapitonas Amerika kada nors buvo pavadintas Mr. America? Jaučiu, kad Ne. buvo. Dabar jau buvo. Aš labai stipriai bejoju. Ei. Šiaip išmutikit patikrinkit kas nors jį. faktus. Patikrinkit Išmutinkit faktus. jį, Jeigu tas- garbinga kova, tai garbinga Jo kova. mikrofonas kaimynas. nekokybiškai skamba, galit nutildyti jį. Gerai. Koks yra
Lengvas, tikrai žinos. Nesiraukykit, aš matau. Koks yra pagrindinio veikėjo vardas anime Naruto? Jeigu prašysit pilną vardą, double points. Profesorius visada sako, lengvas. O jeigu aš nė karto gyvenime nežiūrėjęs Naruto? Davagi, nejokiok. Aš nežiūrėjęs Naruto, aš neįsivaizduoju, kas jis. Matulis galėtų savo pilvą parodyti, ten yra. Jau rodžiu, atgal šulin, jau gal nesidarom gėdos antrą kartą. Nesidarom. Naruto, Darius paskutinį momentą rašo. Aš paskutinį momentą pakeičiu, nesupratau, kad pavadinime buvo. Bet Darius neuskaito, nes nespėjo. Bet visi parašėt kiti gerai. Matulis parašė pilną vardą Naruto Uzumaki. Aš neparašiau, ne? Tos senelis nepastebėjo. Aš nemeluoju, žinau, kad šitie antakiai skauda labiau negu neturėti antakiai. Kaip jūs galite gyventi su antakiais? Žodžiu, nesvarbu. Gyvenam kažkaip. 11 lygis yra vaizdo žaidimai. O tai neatsisveikinsim su Dariumi? Ai, Darius iškrito? Jau paviršau, žinokit. Dariau. Goodbye. Stipriai kovojai, bet 10 lygį neiškovojai pergalės. Kaip taip įvyko? Prieš prasidedant transliaciją juokavom, kad pavadinime bus paslėptas atsakymas ir vis tiek pramazinsim. Tai, ką padarysim? Taip. Oh well. Ačiū, Dariau. Ačiū. Geriausios tau sėkmės. 07. Nenustok žaisti ir mylėti filmų, serialų ir visą kitą, ką tu ten bedarysi. Važiuojame į 11 lygį vaizdo žaidimai, kuris kompiuterinių žaidimas yra pardavęs daugiausiai kopijų visame pasaulyje. Mano lenta pastrigo. 4 minutė, viskas gerai, turėtum spėti. Sakyk, tai mano kompui. Na, manau, visi atsakė, galime judėti toliau. Palauk. Damagė, tu užtikrintas savo atsakymą? Nu, šiaip buvo užtikrintas, bet dabar... Aš nematau, aš tai nežinau. Ai, tada gerai, tada užtikrintas 100%. Aš tavo veidą tik matau. Aš atsakymus pamatau, kai jūs juos kaip parodom. 3, 2, 1. Atsakymas yra, įdomu. Myra parašė GTA, o Sofija parašė Tetris. Bet mes judėsim į 12 levelį. Aš esu piktadarys, Toro brolis ir dažnai kovoju su Avengers. Kas aš? Toks trumpas, fainas vardas. Jo, parašym. Sofija neparašė, ar parašai? Ar čia pirštas reikia parašai, ar čia galvoji kažką? Šiau, ir aš turiu komentarą. Ai, komentarą turi? Tu supranti, kad aš pamiršau vardą. Aha, tai pasivenk. Suomijoje buvau, nesakysiu nieko. Lucky ir Damage Palas parašė turas. Čia tiesiog bet ką rašiau. Šiaip labai kosmosas, kad yra pas mus 4 žmonės su viena širdyte ir turim vieną. O tai gal kvadrą kilą gal galim išrauti? Kvadrą kilą? Aš neteko matyti. Bet mes 12 lygį esame, žiūrėkit, come on. Karoli, ką darai su savo greituku, ne? Taip panaudojam. Panaudojau! O prasidėta, let's go. Gerai. Nu gerai, kadangi tu pirmesnis naudoji, apie ką, žiūrėk, ar nori filmai ir serialai, ar žaidimai? Na gerai, filmai ir serialai. Išvardink 5 siaubo filmus arba serialus. Pjūklas, Paranormal Activity, šitą Anabelę. Yra ten kur su sapnais, ten tas 9 jausmas kažkoks. Atsimenu. Nežinau, aš nežiūriu savo filmų, tai GG. Galėjai sakyti tą patį Until Dawn išėjo kaip tik. Esi praėjęs tą patį. Tai aš sakau, aš visiškai nežiūriu savo filmų. Iš pradžių pradėjai stipriai, po to nedamušiai, bet good try. Visiškai. Daugiau tada jokių klaidų nedarom ir einam toliau. Tai dabar pasakyk, kiek metų buvo Peteriui Parkeriui, kai jis tapo žmogum voru. Jo, what? Rimtai? Kas per? Negi bus kvadrą kilas. Net matulis nežino. What? Nesveiki. Jie nesveiki. Jie toks blangesas. Iš tiesų, matai, per skirtingus dalykus yra skirtingi... Jau tu nieko nepasakė. Gerai. Bliamo profesoriau. Wow. Nu, aš jau parašiau, aš nieko nebekeisiu. Pagalvok, gerai. Bet tu Sofijais. Ką veikia žmogus voras? Aš intuiciją savo turiu pasitikėti. Let's go intuition. Gerai. 18, 16, 15, 19. Matulis vienintelis neteisus žmonės. Nuo 15 iki 17. Insane! Eik, žiaur! Vietoj quadra kill, jis prisėmė vieną šildutę iš savęs. Judėsim toliau į serialus, čia jau bus pasirinkamas atsakymas, tai turėsi 25% pataikyt arba nepataikyt. Kuris iš šių serialų yra įkvėptas komiksų knygų? Stranger Things, The Boys, The Office ar Arcane? Čia nėra lengvas klausimas, bet... Čia sudėtingiausia gal šiandien. Pasirinkau tą, kurio nežinau. Nežinau, kas tai. Per serialas. Nu ką, 10 sekundėlių. Paskutiniai apmąstymai prieš quadra or pentakill. Renkuosi B. Ok.
Visi žiūrim, ką prašė. A, D, Ah. B ir B. Matulis ir Sofija išlieka, kaip Karolis prognozavo, kad šitie du jo didžiausi konkurentai. The Boys buvo vienintelis serialas įkvėptas komiksų knygų. Esat kas nors matę The Boys iš Triple Killo? Nu, Nope. šiek Ne. tiek. Šiaip fains. Žiaurus toks, bet fains. Galite pažiūrėti. Bet, nu va, Myra, Damagi Aš tai- ir Aš tik Karolį. dabar logiškai pagalvoju, taigi apie superherojus, The Boys. Jie Aš norėjau arba The Boys, arba šitą. Pasirinkau šitą, nes skamba kaip kokių superherojų pavadinimas. Arkeinas, taigi tas, Aha. kur pagal Lolą darytas. Čia Lolas. Netflixe. Lolas serialas, jo. Jo. O tai Lolė nėra superherojų, gal kažkaip dar praslyščiau. Mes esame superherojai. Ne? Kaip Myra, Damagi ir Karolį, kaip jums čia sekės, kaip manot? Nu, prastai. Labai nusivyliau savim iš tikrųjų. Matai, nu, tipo, tas God of War'as labai pakišo. Nu, tipo, toks geras žaidimas, taip Bet tu labai žaidęs jį, pakišo. tai vad kaip... Jo, praėjęs. Nu, yra kaip yra. Ačiū labai, kad pakvietėt sudalyvauti, buvo labai linksma. Ir sėkmės kitiems. Galiu pasakyti lygiai tą patį, profesoriau, labai ačiū, kad pakvietėt, nors ir nusivyliau savim, bet bent jau išbandžiau savo jėgas ir žinau, kad ateityje daugiau niekada nebedalyvausiu tokiuose renginiuose. Ne, Damagi, Ačiū Jums ne, labai. Oh my God. Prašau išjungti mane, aš nebenoriu matyti savo veidą. Damagi, ne. Viską, išjungkit mane, man tiesiog nebėra nuotaikos. Man visa likusi savaitė suknista yra viskas. Davai. Damagi, eisim Roblox'ą dar. Karolį. Jo, Bet, gerai. Ačiū. Sėkmės toliau darant šitos scam renginius. Pats laimėjo praeitą kartą. Karoči. Davai, Karoli. Nu ką, 15 lygis dar nusimato. Ir dar truputį toliau pasiruošę esate ateit? Jo. Ok, važiuojam. 15 lygis, pažiūrim, ką išrinko žiūrovai. Nu ką, tikrai žinosi šitą. Kuris superherojus iš DC bėga dideliu greičiu, nes jis yra greičiausias žmogus pasaulyje. Ready, Sofija? Galim kelt rankas? Kelt rankas? Ok, let's go. Ne, negaištam laiko, tai ką mes čia sėdėsim tiesiog. The Flash, nice. Abu žurnalai parašėt. Lygiai taip pat. Koks geekų simbolis pasirodantis Death Note, Snow White ir Steve'o Jobso rankose? What? O jeigu mes dabar atsakom abudu neteisingai, tai aš prarandu gyvybę? Sofija atsakė, jaučiu teisingai, nes kelia ranką, tai pažiūrėsim. Jo, bet tai čia aš... Davai, atsakyk neteisingai, bus smagiau. Blemba, aš dviejų dalykų nematęs, bet... Ką žinau, rizikuoju, kad čia tiesiog... Davai. Obuoliai. Abalys! Atsakymas buvo Abalys. Nes šis Steve'as Jobsas ir Snow White'as, o Death Note tai aš nematęs Death Note. Tai va, bet pataikėt. Tai yra Marvel visatos herojus, turintis aštrius ir ilgus išlendančius kaulus iš krumplių, ten turėtų būti, iš krumplių. Kas jis? Sofija parašai? Jo, bet žinau, kad bus šone vėl Ai, nuvažiavęs. tai parašyk centriau. Parašyk gražiau. Parašyk centriau. Ok, abu pažiūrim, ką prašėt, tai abu rašėt Wolverine. Tai yra teisingas atsakymas ir tai buvo Wolverine, kuris HBO serialas laimėjo daugiausiai Emmy apdovanojimų per visą istoriją. Nu, Nu, net uždėsiu klaustuką pabaigoje, kad toks neužtikrintas. ok. Galim pažiūrėti tada, ką parašė mūsų dalyviai? Breaking Bad ir Game of Thrones. Atsakymas buvo Game of Thrones ir Ne, Matulis aš nematęs jo. praranda dar vieną gyvybės lastelę. Mačias Game of Thrones šiaip. A ne? Bet crazy, kad pataikai tada. 59 Emmy apdovanojimai iš viso laimėjęs Game of Thrones. Wow. Matulio Nu, davai, greitukas. davai, naudojam. Važiuojam. Išvardink 5 žaidimus, kuriame main character protagonistas yra mergina. The Last of Us 2. Šitas Horizon Zero Dawn. Taip. Oi. Assassin's Creed. Šitas su vikingais. Tai naujausias irgi. Ai, nu jo, tu gali rinktis ir ten ir ten. Aš vis tiek nebespėsiu, viskas. Minecraft'e gali pasirinkti. Matulis lieka su viena gyvybė. Žiauriai sunkus, blembas, tumpano. Labai lygiai dvikova nusimato, žiūrėkit. Ir Nenusimato. Čia bus kaip atgal šūlin. Paskutiniu momentu tiesiog visos gyvybės man po kiekvieno klausimų tam ir sukris. yra apie mimai in geek kultūrą. Klausimas skamba taip. Koks yra mažiausias skaitmeninės informacijos vienetas? Nu, tikrai yra dar mažesnis, negu aš galvoju. Nesusidūriau. Ką dalyviai mūsų parašė? KB ir bitas. Taip pat. Ir taip, Matulis buvo teisus, nes tai iš tiesų yra bitas, o kilobitas yra K. Nu, tūkstantis bitų. Taip, bet supranti, aš galvau, kad čia bus koks suktas, koks dar mikrobitas koks nors. Jo, aš tą patį pradėjau galvoti. Nano flexibilitas. O, žinai, kaip aš tiesiog tiesiog KB. nežinau, kaip jis rašosi, tai parašiau ir bitas, ir baitas, ir bitė. Parašiau visom, vieną leido, tai pasirinkti. Baitukas, mini baitukas. O, my god, mes vėl turėjome tarp vyriškosios lyties atstovo ir moteriškos lyties atstovo kovą ir nugalėjo vyriškoji.
Nors... Ne, nu tai dabar taip tai nesakykit, profesoriau, labai nesmagiai jaučiuosi. Sveikinu tave nugalėjus, o Sofija, ačiū tau labai, ačiū labai, kad dalyvavai. Tikiuosi, tau patiko. Taip, man patiko tikrai daug streso ir aš norėjau sakyti, kad žiūrint yra lengviau. Dabar praeitą savaitgalį žiūrėjau ir atrodė, viską būčiau atsakius ir būčiau viską atsakius. Bet čia nesiskaito, nes padarėt sunkesnius klausimus, tai aš nežinau, kodėl mane iš šitas savaitgalį dėt nuoširdžiai, bet aš čia ir aš beveik laimėjau, tai klausimai. Kaip vertinti savo priešininką finalę ateinantį Simą svarbiausia? Simą? Tai aš jau pasakiau, bet nenoriu pasišnekėti, ne, iš tikrųjų tai labai smagu. Šiaip jau seniai su Simu buvau susitikęs gyvai, kažkai paskutinį kartą ir nesimačiau vos ne per Gameoną ar Komikoną. Komikoną turbūt gal netgi, tai vos ne metai laiko praėjo, tai bus žiauriai smagu susitikti dar su juo ir, ką žinau, pasivaržyti, pasigalinėti. Ačiū labai. Ačiū, Matuli. Susimatom gegužės 23 dieną. Jo, viskas, ačiū, atvarykite į Komikoną, Hebra. Tai va, Hebra, girdėjot Matulį, susitinkame mes Komikone. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad žiūrėjot abi šitas laidas ir žiūrėjot šitą vieną, jau kai tam pasakysit. Bet smagu, kad žiūrit, smagu, kad palaikot, laikykit stipriau. Ir mano hairline'as išeina. Ne, okay. Žodžiu, aš varu atgal į ateitį, man ten labiau patiko. Varysim į Komikoną, pasiplepėsim, pasitapšnosim. Viso gero, ačiū, kad žiūrėjot.